Sveiki, šiandienos Topzone video apžvalga 8 colio Android planšetė. Viduje rasime pačią planšetę, naudojimo instrukciją, europinį pakrovėją, USB laidą duomenims į kompiuterį ir iš kompiuterio perkelti, šluostę ekraną valyti ir kitą USB priedą prijungti išorinį kietą diską, USB atmintinės ar klaviatūrą ir kitus USB priedus. Taip pat kiniškas sausinis. Planšetė naudoja Android 2.3 versiją, bet atrodo ir veikia kaip Android 3.0 Honeycomb. Taigi tabletams pritaikyta Android operacinė, apačioje turime nustatymus. Šone pagrindinis programų ir operacinės valdymo mygtukas. Viršuje Google ir balso paieška, taip pat programų ir widgetų langą. Interneto naršyklė, klaviatūra. Galite pastebėti, kad ekrane iš karto galime matyti visą puslapį, nes ekrano rezoliucija yra 1024 ant 786. Žinoma, turime galimybę vartyti vaizdą, multitouch, pinch to zoom. Čia matome Honeycomb stiliaus valdymą. Galime grįžti puslapį atgal, galime grįžti į namų ekraną, galime pamatyti visas darytas programas. Pavyzdžiui, žemėlapis. Vėlgi veikia multitouch, pinch to zoom. Ir didelė ekrano rezoliucija leidžia matyti detalų vaizdą. Dar planšetė turi 2 megapikselio kamerą gale. Taip pat mažesnė kamera priekyje vaizdo pokalbiam. Žinoma, yra galimybė įrašinėti video. Planšetė puikiai tinka video peržiūrai. Turi visas tam reikalingas jungtis. USB byloms perkelti, microSD kortelių lizdas, HDMI išėjimas į televizorių, įkroviklio lizdas, kitas USB prijungti išorinės laikmenas ir taip pat 3,5 mm garso išėjimas. Taigi prie planšetės prijungime USB atmintinę. Turime SD, vidinę ir USB atmintį, kelis HD filmus, kaip matote, jokių problemų rodant HD video. Tabletas iš karto turi integruotą kinišką grotuvą, kuris palaiko praktiškai visus video formatus, video kodekus, rodo video iki 1080p HD rezoliucijos.
ir žinoma akselerometro žaidimai. Ir netgi Minecraft Portable Edition.